ką, atvykom, kaip ir sako, reikia eiti po kairę pusę ir šitą tešlyną. Tai nežinau, einame į tešlyną. Šį kartą esame Kalotėje, kol kas esu vienas, ieškau mažų kapinaičių, kurios yra užsislėpusios miške. Esu dienos metu, kadangi reikia jas pirmą surasti dienos metu, nes naktį greičiausiai jų net nerasim. Tad dabar pasiaukosiu ir eisiu per šitą nuostabų tešlyną. Po to vakare susitiksiu su Žygimantu ir mes abu atliksime tyrimą. O kol kas einame ieškoti kapinaičių. Šią vietą mums rekomendavo mūsų žiūrovas Dovydas. Jo istoriją pasidalinsiu šiek tiek vėliau, kada pasieksiu būtent tą vietą. Šiaip dabar su malonumu su jumis galiu pasidžiaugti, kad pagaliau atėjo nuostabus pavasaris. Paukšteliai čiulba, gamta atgyja. Aišku, šitas tešlynas manęs nedžiugina, bet galiu eiti ir šalia takelio. Ir čia nieko baisaus. Išsigandau, gavau kažkoks gyvūnėlis bėga. Arba medis sutrūnijęs, arba kirvarpos, arba ponas bebras. Žinau tiek apie šitą vietą, kad tos kapinės yra netoli geležinkelio. Ir iki jų yra reikalų kažkaip pakliūti. Pagal GPS jau esame visai nebetoli. Koordinačių aš neskleisiu šį kartą. Teks pasimėgauti šituo video. Bet jeigu yra žmonių, kurie iš tikrųjų domisi tokiais dalykais kaip mes ir nori apsilankyti šitose kapinaitėse, prašome kreiptis į DM. Manau, tas koordinatas tikrai suteiksime. Jeigu turite geras intencijas. Na, aš nesu geografas, bet tikrai manau, kad mes pagaliau atvykome iki šitų kapinaičių, nes kažką tai esu girdėjęs apie tvorą ir apie kalvą. Okei, tvora. Kažkas lipo per tvorą. Gal tai reiškia, kad nėra vartelių? Varteliai yra, tik svarbu sužinoti, ar jie nėra užrakinti. Nu tiesiog atviros durys mums. Užsidarom, kad nieks neišeitų. Tai va, atvykom. Taigi, o Dovydo istorija yra tokia. Dovydas mums rašo. Trumpai drūtai. Rinkome geocache lobiukus. Suradome kapinės, biškis spūkinės vidury miško, apleistos ir kaip paskaičiau, plius minus vietiniai jų nežino. Nu, nesmė. Vaikštom. Viskas okei, duobės kažkokias ten kaip ir išdraskyta, iškasta, nei smagu, nei jauku. Ieškom to lobio ir man taip į galvą mintis, bet random iš vis, žiūrėti į dangų. O ten medžiai, vajai, taip spūkiai ir pradedi žiūrėti žemyn ir vis mintis į galvą. Kurmi. Kažką pamatysiu, o tie kapai, seni, susmukę, į žemę įvirtę, išvirtę. Po to pradėjo toks jausmas į žemę traukti. Stovi ir taip nemalonu, lyg kažkas už tave stovi. Šiurpai per rankas, kojas ir nemaloniausia, ką jaučiau, kairiai pusėje po mano ranka išėjimas. Aš stoviu ant kalno viršui ir baisiai suspaudę galvą. Pradėjau nebesuprasti, ką daryti ir kas vyksta. Ir tik atsimenu, kaip ėjau į apačią. Pasto nejausdamas ir atsisėdau už vartelių, nes toks jausmas, kad į Everestą lipau, dingo jėgos. Draugė sako, kur tu eini? Aš girdžiu, kad man kažkas sako, bet toks jausmas, kad mano kūną išveda iš ten. Dovydas pajuto kažką šitose kapinaitėse, tad dabar pabandysiu pabūti tyloje ir įsijausti į aplinką.
Gal netyčia ir aš kažką pajusiu. Na, matyt, pojūčius reikės palaikyti vakarui. Galbūt kažką pajusim. Žinot, dvasios ne su visais bendrauja. Šiaip daug informacijos apie šias kapinaitės nėra, tačiau radom vieną trumpą straipsnį apie jas. Kalotės pietvakarinėje dalyje, šalia geležinkelio, ant miškų apaugusios kalvos slypi senosios 19-20 amžiaus pradžios kapinės. Jos yra įdomios tuo, jog visiškai neprimena tradicinių kapinių. Vietinių žmonių amžino poilsio vieta virtusi pamėklė. Nei tvorų, nei vartų, vargų ar yra likę tų, kurie lankytų juose palaidotų žmonės. Antkapiai išvartyti, kai kurie giliai susmygę į miško dirvą arba net apraizgyti medžių šaknimis. Smalsiausiai gali pamėginti iššifruoti užrašus ant antkapių. 1975 metais Uostamiesčio kraštotyrininkas Vytas Tamošiūnas rašė: štai lankydamas Kalotės kapines miške, užtikau juose neseniai iškastus kelis kapus. Kiek toliau nuo jų užtikau įbestą į žemės šakalį, o ant jo buvo pamauta žmogaus kaukolė. Kai kurie tyrinėtojai mano, kad tai yra išnykusio greta buvusio Blužų kaimo kapinės. Lankantis juose neužmirškite aprinkti šiukšles, o gal net uždegti žvakutę. Na, varysiu susitikti su Žygimantu ir susimatysime po kelių akimirkų. Sveiki. Nu ką, einame į miško kapines, kurios yra pamirštos. Tylu, paklausyk. Jo. Creepy. Čia visko pilna. Kažkas bandė lipti. Nežinau kodėl. Na tai chuliganai. Paminė kažkada vienas iki tokius du chuliganus, kurie bandė kai kur patekti per tvorą. Tokius du mažai žinomus, kur kai kur bandė pakliūti. Jo. Nu ką? Atėjom. Jo. Ar tu nori daryti? Gerai, aš darysiu. Jau tu buvai atidaręs. Jo, eik pirmas. Tai vakar. Tai štai koks tas kalnas. Aš galvoju, kaip čia. Jo. Jau iškart matau pirmas kapas. Ten žvakutės, nesudėtas. Iš karto man irgi kliuvo jos į akį. Kaži, jis jau sudegusios turbūt. Aš dar uždegčiau. Vaško yra likę. Turiu žibintuvėlį, turiu. Užsidegam. Vopa. Pasisekė. Šaunuolis. Gerai, eisim. Arba... Gal tu nori rodyti taką? Ar aš paeisiu? Gerai. Einam. Tiesiog čia nėra tokio, yra pilna kapų. Va. Į duobės. Čia jau kažkas ir kasio lauk turbūt, ne? Iškasė ir... tą aprašą buvo tenais parašyta, kad buvo iškastas kapas. O kam kasti, ką? Čia žydai kokie buvo, kariai kasti? Vokiečiai buvo, sakyk. Vokiečiai. Į ką jie čia norėjo rasti? Pinigų, aukso. Kaukolę buvo ištraukę. Einu, na.
Labai aš jau matau, lapai. Lapai ir žemė. Nesirausiu. Čia kažkas buvo specialiai uždengęs. Ja. Čia gal šitas duobės nuo kapo. Bet čia taip pagali taip sudėti, sumesti šakos. Ką aš ten matau? Šakos. Aš pirmą pagalvojau, Ten kad toks giliau. kaulas. Aha, kaip kaulas atrodo, giliau. Lapas. Ja. Čia kaip spastai, lips ir įlūši. Turbūt ten jau sutrūnijęs karstas, tiesiog gal įgriuvo. Arba šiaip kokia duobė čionais. Labai duobėtas kalnas toksai. Arba seniai, pameni, skaitėm, kad iškasė kažkokį kapą. Tai gal čionais ir kasė? O ten, kur matėm, irgi gal kasė. Kur Gal. buvo šalimais numestas tas antkapstis. Negi kastuvasgi buvo čia paliktas. Atsimeni, kur yra? Kur yra? Netoli įėjimo jisai. Aha. Taip, kur aš čia vieną kietą dalyką mačiau. Ten dar žiūrėk. Šičia. Čia irgi, ne? Į čia. Žiūrėk, Čia užrašas. Yra. A tu čia buvai? Jo. Jurgis. Jurgis, Antanas, Aloyzas ir Martynas. Jurgis Bertuleit. 20. 800. Vokiškai čia rašta. Mirė 1909. Normaliai, ne? Čia jau senas. Senas. Jo. Galim pabandyti su Jurgiu Galim. paklausinėti. Bet jau žinosim, kad čia Jurgis yra. Žinosim vardą žinosim. O, laikos. A, ne, čia tų laikai. Kas čia buvo? Traukinys. O, blin. Pasižiūrėjau tą lauką. Parbėg čia vilkai. Iškančius kojas. Filmuoji? Aš net, nebuvo nuspaudęs juk pauzės. Mirksi Ne. raudona. Nu. Čia. Ak, palaikysiu. Reikia su stoveliu gal šituo. Davai. Įsitrauk. Tu su Dar 60. Filmuoja? Jo. Tikiuosi nemat. Švieselės kažkokius, kas ten. Eiti čia kur nors. Ne, ką niekur. Nu, čia ne kokia vieta. Filmavimui. Lakštynai vien. Ir blogna galus kokius kažkur. Dar sukas? Kažkiek. Eik tu. Ką? Rimtai? Nu, atrodo, kad išvirsta jau. Wow. Seni. Rimtai? Nu, kažkas vyksta. Toks, žinai, kaip... Eik tu su. Filmuoja tą kamerą? Jo. ne? Galvoju, virsiu, žinai. Wow. Manęs tai neveikia. Kažkaip tave paveikia. Okei. Įdomiai. Įdomiai čionais. Kodėl manęs neveikia? Na, padarykit jam ką nors. Padarykit man ką nors tiksliai, kad aš irgi noriu pajust. Gal jeigu aš kažką pajusiu, mes išeisim ir duosim jums ramybės. Padarykit, kad galus audėtų. Arba bent jau suktus. Ne, dabar filmuoja, ne? Jo. Gerai, paspausiu. Pratingi klausimai tik tai. Paspaudai? Taip. Ar tu esi vokietis?
Pasakyk savo vardą. Ar tu esi čia? Girdėjau kelis lašelius čionais. Geras. Čia jau sausa šiandien. Nu, galbūt šiaip drėgmė kažkur Tai susirinkus. vietoj kažkur. Jo. Jeigu tu esi čia, pakrapždink ką nors. Ir šiaip jo šiandieną tai nelijo. Gerai, pabandysiu paklausyti. Ar tu esi vokietis? Taip. Pasakyk savo vardą. Ar tu esi čia? Girdėjau kelis lašelius. Sausa šiandien. Nu, galbūt šiaip drėgmė kažkur. Tai vietoj kažkur? Jo. Jeigu tu esi čia, pakrapždink ką nors. Aš šiandieną įsijungiau. Kas čia buvo? Kažkas buvo. Dai, paklausom dar. Ir visada eina tik išgirsti tik tai editinant. Ką sako. Ar tu esi vokietis? Biš palėtint. Savo vardą. Ar tu esi čia? Girdėjau kelis lašelius. Čia lašeliai turbūt buvo. Sausa šiandien. Nu, galbūt šiaip drėgmė kažkur. Tai vietoj kažkur? Jo. Jeigu tu esi čia, pakrapždink ką nors. Aš šiandieną įsijungiau. Gal vokiškai kalba. Kažką aš sako. Bet žinai, kaip visada iš pradžių sunku suprasti. Ir pabandyti. Paskiau editinant. Daug sykių klausant, sulėtint man labai eina. Tik tada išgirsti. Ar tu esi vokietis? Reikia pabandyti. Va, Google Translate. Pakalbėsim, Tu bent jau. supratai, ką sakė, kad tu ieškai dabar. Bent jau aš paklausinėsiu. Ai, nu vokiškai jau. Taip. Gerai. Kaip čia parašyta, eik tu savo. Čia man atrodo S. Čia VHS 2. Gali paspausti tą. Taip ir kalbėsim. Wie heißt du? VHS 2. Koks tavo vardas? VHS 2. Ich bin Tomas. Ich bin Žygimantas. Nemoku vokiškai. Mhm. Geriau tu kalbėk. Aš irgi nemoku vokiškai. Koks tavo vardas? VHS 2. Ich bin Tomas. Kas čia? Čia gal nuo tavęs? Gal aš atrodo nejudinu, žinai, gerai padėsim. Ich bin Tomas. Ich bin... Jeigu čia yra kas nors su mumis, pasakykite savo vardą. One bis du gestoben. Kažkas sutraškėjo. Jeigu toj vietoj. Čia gali būti toj vietoj lašas. Ne, bet ta prasme kažkas sutraškėjo ir kad neapsigautumėm su Sony.
Reikia pasisakyti, tai po to galvosim, kad DVP. Ne, žiūrėk, čia irgi nukrito. Tai nuo medžio truputį drėgmė. Turbūt. Jeigu čia yra kas nors su mumis, pasakykite savo vardą. Vandys dūgės stogan. Mano draugas šiaip tai moka vokiečių kalbą, Kur? aš jam nusiųsiu. Kalbėjo, bet tai nesuprasti. Tai gal vokiškai. Aha, aš giriu ką vokiškai. Skur reikės jam nusiųsti, gal išvers. Pasakykite savo vardą. Vandys dūgės stogan. Opa, įdomiai. Orinta ką tik siuntė žinutę. Pasigirdo, kad kažkas namie vaikšto, su čika užsirakinom. What? Gal aš parsinešiau kažką tai iš čia. Žinai, kaip gali būti? Per Ghost Adventures yra buvę, kad va, tu esi kokį nors haunted vietoj ir po tavo giminėm kas nors tame gerai. Gal. Pradeda daryti. Bet būtent, va, buvau grįžęs iš pačio namo, va, žinutė, kad nemeluoju. Okay. Tai Prisižaisi mane. pratesimą pas manęs namuose reikia net varyti padaryti. Okay, įdomiai. Jeigu dar parašys ką nors jo. Įdomu, kas namuose čia vyksta. O tai anksčiau nebuvo nieko taip. Ne. Gausim paklausti. Jau klausiu. Sakau, pratesimą darysim pas manęs. Gal paklausti nebūtinai, bet kad būtent jį klausinėti, reikia paklausti, ar yra čia kas nors su mumis, taip. Bet jeigu vien čia vokiečiai palaidoti, Nu tai turim, blėt, nebeturim Google Translate. šaizė. Tik šaizė moku. Šaise. Ich bin Tomas, Ich bin šaizė. Žygimantas, šaise. Und du. Ar yra čia kas su mumis šioje vietoje? Norėjau Čia kažkas sušaukia, jeigu girdėsis. Kažkur kiemuose. Ne, čia traukinys. tikrai. Jo. Nepergyvenk, nenuskriaus tavęs. Yra toks vienas žaidimas siaubo ten su traukiniu, kur vejasi per mišus kiaurai. Norėčiau pažiūrėt. Horror toks jokie. Turėjau atsisiūtęs, bet nebuvo šiukštų. Ką paklausim? Nelabai patinka man siaubo žaidimai. Aš atsisiunčiu siaubo žaidimą ir nežaidžiu, nes bijau. Va. Arba pažaidžiu vos ir po pirmo jump scare aš nebežaidžiu. Nežinojau tai apie tave. Kažkaip nebemalonu žaisti, kažkaip man jump scare nelabai patinka. Ar yra čia kas su mumis šioje vietoje? Ar jums patinka, kad mes čia Vokiškai. ar jūs mokate lietuviškai kalbėti? Pistės.
sušaukė traukinys. Čia viskas turbūt, nes mes šnekam. Gerai, išjungsi tą visą. Seni, tik atėjom jau prasidėjo. Jo, girdisi lyg vokiškai kažką šnekėtų. Girdi? Pelėda? Gal. Pasklausom. Šitas gerai rašinėja, jaučiu užsirašęs. Paprašy, kad tau susuktų galvą. Ne, gal tik to nebesisuka. Pastumkite Žygimantą. Eik. Jeigu norite, kad mes išeitumėm, pastumkite Žygimantą. Tu prie tvoros. Oi. Palauk. Ne, kažkas buvo garsiai. Ar man pasigirdo? Gal tik pasigirdo. Pavargau, įlipti į kalną, po darbo, pavargęs. Ta pelėda man prigaudės įvykių. Jo. O. Hallo, Hallo. ich bin Thomas. Und du? Aš esu Tomas, čia Žygimantas. Kuo jūs vardu? Jeigu jūs žinote, kas yra radija, tai čia yra radija. Pabandykite ją kalbėti. Kaip įdomiai, čia rodo temperatūrą pradėjo staigiai šokinėti. Dabar jau nebe taip, buvo per visą laisvę. Jūs galite pasitempti. Palauk. Išjung. Kas čia? Kažkas daužė. Tavo mašina. Tavo mašina daužo. Gal. Čia turbūt naikintuvas. Nepamiršk ilgesnį pauzę. Nu, 15 sekundžių, gal 10. Kuo jūs vardu? Sprechen Sie Deutsch?
Jis raudonai. Abu sustoja, nežinau anksčiau. Nulis vardu. Čia visai sulėtintai. Sprechen Sie Deutsch? What the fuck buvo? Seniukai, čia tik smarkiai kalbėjo. Arba čia nuo rankų, arba tikrai šnekėjo. Ar čia galėjo būti vėjas? Bet tai girdisi kažkas atsakė, kažką. Sulėtinsiu biškį. Įdomu, kokia kalba. Kalbėjo. Čia kalbėjo kažką. Nulis vardu. Sprechen Sie Deutsch? Paklausiu. Netraškėk su kojom. Kaip vadinasi šitas miestas? Geriau atsisuk, stebėk lemputę. Bleba. Atgal plaka, nu. Blemba. Kitas vėl kėsinasi kažkur. Kaip vadinasi šitas miestas? Liežuvis. Kaip tylu ir tolyn. Girdėjai, taip vis tyliau balsas. Kaip vadinasi šitas miestas? Eik biškai gal. Mas ne, gerai, užteks. Kad nebūtų per daug garsiai. Kad sutiltume į kadrą, Na, toks didelis. legendinis DR60. Gerai. Mūsų nenuvylė. Niekada. Geriausias mūsų įrankis. Taip, jo kaina, nesakysiu. Parašyk. Crazy. Jo kaina yra štai. Gan nemaža, ne? Jo. Nieko, tikiuosi apsimokėjo pirkti. Be šito dalyko Bet nebūtų jis dar nieko. yra, kas svarbiausia, vos įbrėžtas 5 štukės. Už neįbrėžtą. 5 Jo. gabalai. Mano rankose 5 gabalai. Mano mašina, čia 5 mano mašinos. O kažkas už tai kažkada mokėjo 100 eurų. Ar baksų. Gerai, seniai, reikia truputį rimtėti. Į praktingus klausimus duoti. Ne apie burgerius ten, apie kažką. Submarinus, kaip dizentavę. Kada ne. Jeigu sustoja lemputė, reiškia šneka.
Mano vardas Tomas, čia Žygimantas. Prašom, prisistatykite, kas esate jūs. Čia laukia kažkoks garsas. Vėjas. Čia mes. Mano vardas Tomas, čia Žygimantas. Prašom, prisistatykite, kas esate jūs. Kelintais metais jūs gimėte ir ar žinot, kelintais metais jūs mirėt? Ir čia mes. Nau, Čia seniai. laukia kažkoks garsas. Kažkas murma į diktafoną. Kelintais metais jūs gimėte ir ar žinot, kelintais metais jūs mirėt? Jo, taip yra. Kaip? Oi, kažką lyg ir jaučiau, gal kažkokia. Biški čia buvo. Kai tu pasakai, man svaigo. Par čia jausmus perėjo. Kaip žinai, gali liktais labai greitai atsistotumai. Rimtai? Jo, Juokauji? ne. Čia man to vietą. Tėva. Nejuokauju ir nemeluoju. Nes man grinai per čia toks metališkas jausmas perėjo. Tai įdomu. Tai tam Dovydui irgi kažkas buvo. Nu, Man ten toj vietoj buvo apsvaigę galva. kažkas čia yra tada. Arba oras. Arba tikrai kažkas daro įtaką. Tai mums net gerti nereikia, gerai apsvaigti galima. Sekantis iki čia važiuosim. 200 prenumeratorių čia švesim. Įrašinėk. O gal yra koks nors geo, žinai, tas laukas, koks tai ten dar kas nors. Gal. O gal po to kalnu yra kas nors. Nežinau, arba aš įsivaizduoju, arba man tikrai dabar vėl pereina kažkas. Per kur? Dabar tarp ausų. Toksai, Perduok man, Po- galėsi tai. Tai ne. Žinai, gali pereiti per... nu dabar aš nieko nejaučiu. Tai jauti? O, tu bravo, tu rimtai nejauti. Ne. Tai gal man įėjo. Gal, ką jauti? Kol kas nieko. Ne, dabar biškis vaiksti vėl galvo kažko. Ja. Ar man tik taip atrodo, bet rimtai atrodo. Svaig. Grynai sakau. Atrodo mane neša, ją nori nunešti į apačią nuo kalno. Dabar vat jaučiu spaudimą galvoj. Blet. Prisižvengsi. Mums matyt nori varyti nuo kalno. Danke. Danke schön. Gerai. Pažiūrim. Dankeschön. Kaip ir jie. Jok. Tik danke schön, moku vokiškai. Viskas. Net nežinojo, ką atsakyti tokią nesąmonę. Sako, blet. Ką tu durnelį? Nu dabar tai jau nieko nebejaučiu. Nebent įsijautus. Sakau, arba... Man atrodo, tik tai, ar atrodo, ar iš tikrųjų, nu, tempia nuo į apačią nuo kalno, biškį sukas galva. Aš irgi galvoju, ar aš įsivaizdavau, ar man iš tikrųjų čia buvo. Gal tas spaudžia, žinai, Gal. smegenis. Bet man tai aš tai nieko neturiu. Tik peruką. Ta kamera mane mato, kažkai.
Nu, jeigu taip atsistojęs įsuka, mat. Gal. Na ką, dar vieną filmuoja, tai nebijok. Nepasakyčiau, kad jaučiuosi prastai su galva. Žinai, taip maloniai jas paigina. Aš sakau, man toks metališkas jausmas, jeigu jis... Kaip, Beveik negi skonį to jausmo jaučiu. kaip suprast, metališkas skonis. Metalo laižiai. Metalas, žinai, yra kraujo skonis. Ai. Metal. Liktais, toks jausmas, liktais iš nosies būtų bėgęs kraujas, vat. Gal tau bėga į gerklę? kraujas? Gal. Ne. Įrašinėjai dar, raudona. Gerai. Darom solo investigation. Jeigu užlipti ten aukščiau, pačią viršūnę to kalno. Kur ta viršūnė kalno? Turbūt ten. Kažkur. Žinai, seni, jeigu būčiau vienas, aš bijočiau čia. Tai Čia va, mane kaip reikintų draparlinti nuo to kalno. dabar yra proga pabūti vienam. Aš užeisiu už tvoros. Įsijungsiu šviesą, kad nematytumai. O, Julė. Pas kažkada norėjai. Jo, bet ir toliau svaigsta galvo, aš kaip lengvai. Jo. Ui, Gal. bliu, eik tu noč, seni. Nežinau, aš nemeluoju. Tai. No, momentais jie užeina. Atrodo, tai apvirsi. Kas čia darosi su to kalnu? Jau trečias traukinys šiandien. Aš jam parašysiu paskiau, kad svaigo galva. Tai va, Žygimantas išėjo į solo medžioklę, o aš einu pailsėsiu. Matomai, Dovydas tikrai kažką čia pajuto ir aš nesistebiu, nes pajutau ir aš, pajuto Žygimantas. Ką aš galiu pasakyti, gal čia jaudulys, gal įsivaizdavau, bet na, faktas, kažką pajutau. Ir tikrai čia yra žmonių, kurie bando sufeikinti tokius dalykus, bet aš sakau nuoširdžiai. Čia pirmas sykį, kai kažką pajutau tokio stipresnio. Ir buvo vienas sykį Dimitravė man toksai čiurpuliukas perėjęs per kūną, bet čia kažkas kito perėjo, toksai jausmas per galvą. Buvo čia toks kaip suspaudimas ir kur dar čia buvo, žinau, kad tai buvo tarp ausų ir čia kažkur tai. Tai nežinau, pažiūrėsim kaip seksis po vieną. Matau Žygimanto švieselę. Reikia įsijungti, kad jisai jaustųsi biškį vienišas. Solo investigation. Ir man rimtai sukasi galva. Kažkokia durna jaučiasi. Kodėl man svaigsta galva? Kodėl man svaigsta galva? Čia netgi parašytas vardas.
Čia yra kas nors šioje vietoje. Gal norite ką nors man pasakyti? Koks yra tavo vardas? 1, 2, 3. Kokie yra jūsų vardai? Po vieną pasakykite. Ne, nes tavo balsas, taigi. Koks yra tavo vardas? Ir jau visai laiką. Tai galva, man tai jisai čia biškį taip tokį lengvai apdujusi. Aš žiūriu įsijautai, taip žiūriu, okei. Buvo daugiau negu 10 minučių. Nu, aš tai 10 minučių. Tai... Eit kartu? Ne, ne. Gerai. Solo yra solo. Gerai, solistė. Okei. Einu dabar vienas, išsibandysiu. Žygimanto žvakės. Man įdomu, ar kažką pajusiu ar ne. Čia liktai susmigęs kapas. Čia kas antkapis. Okei, einu, apsišviečiu save, bet pas kelio nematau. Ne, matau, vat, padarėm kompromisą. Kas čia? Kas čia? Dabar tai jau pradedu jaustis biškį nejaukiai. Čia iš kapo auga medelis. Iš kaulų. Lavonmedis. Kas čia per vėla? Ko jūs vardu? Aš esu Tomas. Prisistatykite. Kas atsitiko šitam kapui? Ar jūs mane suprantate? Iš kokio jūs kaimo? Čia traukinys. Galima jungti lauk. Čia traukinys. Galima jungti lauk. Einam kur nors kitur. Arba galima išsitraukti spirit boxą, bet jeigu į diktofoną nieko nekalbėjo, tai turbūt nekalbės ir į spirit box. Bet turim kelias minutės, tai galim pasibandyti. Čiu-čiu! Eina, savo kaip garsiai. Vos kojas neišsisukau. Žygimantas. Baisiai tos šviesos, atrodo, galvoju, kad koks kitas žmogus, koks pikti dėdė. Pasakysiu tiesiai šviesiai, nejauku, bet nėra baisu. Vis tiek smagiau negu, nežinau, mokesčiai. Nu ką, grįžau. Nu, O man čia stovint svaigsta. tai gal prigėriai. Čia dvasia baliavoju.
Jeigu patiko video, spauskite like mygtuką. Spauskite subscribe, jeigu dar to nepadarėt. Palikite komentarą Taip. ir laukite mūsų sekančių nuotykių.